nes man bendradarbiaujant su apskrities savivaldybėmis, tai irgi buvo savotiška pirma kadencija, kadangi priežiūrinės funkcijas aš vykdžiau pirmą kartą. Tai tiesiog įdomumo dėlį noriu pasakyti, kad per visą tą laikotarpį visoms apskrities savivaldybėms buvo pateikta 187 reagavimo aktai. Tai reiškia teikimai ir reikalavimai. Per visus tos metus Jurbarko rajono savivaldybei buvo pateikta iš jų 40. Nesakau, kad tai labai blogai arba labai gerai. Tai yra labai vidutinis rodiklis. Ir tikrai noriu pritarti merui, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracijos specialistai yra tikrai aukštos kompetencijos ir tuo galite didžiuotis. Ir kaip meras sako, kad galėjome po teismų stampytis, sakau atsakingai, tikrai ne. Nebuvo ne vieno sprendimo arba, sakykime, reikalavimo, kurio jūs būtumėte nevykdę ir mums būtų reikėję kreiptis į teismą. To tikrai nereikėjo ir tokios galimybės aš neturėjau. O jeigu būčiau turėjusi, tada jau būčiau galvojusi, ką daryti, bet greičiausiai būčiau nesikreipusi. Tai tiesiog noriu palinkėti ir ateinančiai tarybai priimti tik tai teisingus sprendimus, ne visada taip paprasta juos priimti tik teisingus. Na, o nueinančiam merui tiesiog vyriausybės tokį rašiklį aš noriu padovanoti, kadangi mūsų, kaip žinot, tokios ribotos galimybės, tai didelių dovanų aš tikrai neatsinešiau, bet manau, kad kaip tarybos narys surašysite dar ne vieną jį, tai ir rašydamas prisiminsite. Ačiū.